Ačiū. Įrašysiu su nauja muzika mūsų subakryje. Yra merginų, kurios mūsų to subago nėra dariusios. Tai paaiškinsiu. Tai bus 5 pratimai. 5 pratimai po 3 minutės. Mes seksime muziką, su muzikos pasikeitimu keisis pratimai. Pirmasis pratimas. Jisai vyks su garsu har. Har ir pompuosim pilvu. Har dainuos ir muzikoje irgi bus. Ir mes sakysim har, har, har. Ir pilvas pompuosis. Liežuvis prisiliečia prie gomurio ir sukelia tokį kutenimą. Rankų judesys. Mes trankysim, daužysim rankas viena į kitą. Susijungia nykščiai. Kairysis nykštys eina į vidų. Pakankamai stiprus tas judesys. Ir susijungia mūsų mažyliai, sukeldami tokią vibraciją. Ta darysime mes apilink širdies centrą. Visa tai tam, kad užkurtumėm stiprų elektromagnetinį lauką. Pamatysite, jūs ir taip labai energingos, bet pamatysite, su kokia energija eisite į šitą dieną. Tiesiog atkreipkite dėmesį. Pirmas pratimas. Har, 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 har. Pagal muziką. Antras pratimas, aš pasakysiu, ten pasikeis muzika. Mes ištempiam pirštus, išskėčiam rankas ir pradedam karpyti. Pirmoji ranka, paskui jau karpam kaip karpam, pirmoji ranka į priekį eina kairė. Karpam visą negatyvą. Užsimerkit. Pamiršau paminėti, pirmajam pratime mes žiūrim į nosies galiuką. Primerkiam akis, 10% taip pat merktosios, žiūrim į nosies galiuką. Visi kiti pratimai užsimerkusios. Užmerkiam akytes ir karpam visą negatyvą. Įsivaizduokit, kažkas gal yra negerai, kažką jūs norėtumėt, kad nebebūtų to dalyko gyvenime. Karpykit. Karpykit, energingai karpykit. 3 minutės. Sekančios 3 minutės mes padarom kundalinį kumštukus. Kundalinį kumštukas yra mes nykštį savo ego. Uždarome į kumštį. Neturim ego ir ištiesusios rankas 60 laipsnių pradedam jas sukti atgal. Staselė išeina greitai. Aš darau šitaip, kartodamos eis takelis God. Galima sakyti God, galima sakyti meilę, galima sakyti deivę, galima sakyti aš. Kas jums tada tuo metu ant liežuvio ir iš širdies, taip ir kartokite, bet kartokite tai tokį, turėkite tokią energiją. Meilė, Dievas, aš, deivė. Kas ateis? 3 minutės. Sekantis pratimas, mes judinsim rankas, lyg karpysim, lyg užkursim vėlgi elektromagnetinį lauką. Jauskite, kaip norėsite, galbūt norėsite greitai judėti. Aš taip karpau, bet pasižiūrėkit, pažiūrėsim, kaip šiandien darysis. Šitam pratime kartosime mantrą. Har, harei, harei, wa, hei, guru. Pirmą minutę mes ją tarsime garsiai, antrą minutę šnabždėsime, trečią minutę mes jos nekartosime, o švilpausime į taktą. Aš nemoku švilpti, taip darau tiesiog su lūkom, man niekaip neišeina, bet tai ir nesistengiu. Tai viskas okei, žiūrėkit, kaip jums išeina. Paskutinis pratimas. Mes uždėsime dešinę ranką ant kairės. Tiesus stuburas, rankos priešais širdies centrą. Tai yra vadinamas 1 minutės kvėpavimas. Mes sulėtinsime savo įkvėpimą, užlaikymą ir iškvėpimą iki 1 minutės. Tai yra 20 sekundžių įkvėpinėsime. Ir dabar sakau tokį heką. Įkvėpinėt reikia segmentais. Jauskite, kaip įsikvėpia. Taip lyg tai sluoksniuotumėt tą įkvėpimą. Perfect neišeis, bet bandykite taip, kiek jums išeina. 10 sekundžių, gerai, tegu būna 10, 10 ir 10.
Sulauksit ir vėl pradėsit. Kai įkvepiam visus segmentus, čia užrakinam. Taip, įkvepiam. Ir va čia, kad jūs jaustumėt tokį lyg užraktą, nes kai įsikvepia ir jaučiasi, burnoj, tai toks kaip banginis atrodo. O, įkvepiat ir užrakinat va šitoj va vietoj. Bet taip užsirakina. Ne taip užsirakina, o šitaip. Laikom. Ir paskui iškvepinėkit, irgi stenkitės iškvepinėti segmentais. Galbūt, aš taip darau, čia toks pagudravimas, aš iškvepinėju, tą vieną segmentą, kaip man atrodo, iškvepiu, tada truputėlį užlaikau iš viso iškvepimą, kad tas laikas greičiau eitų, nes tik tai iškvepinėjant tikrai 20 sekundžių yra ką veikti. Tokie pratimai. Keliaujam. Bus nauja muzika, merginos, kurios yra jau girdėjusios. Žvilgsnis į nosytę. Pompuojam pilvuką.
60 laipsnių. Ne per daug, o 60. Kumščiai sukam. Ant galvų sukam. Kumštukai sukam. Atgal. Aha, ištempam. Laurutė, jeigu ilsėtis, tai padėk rankas ant galvos.
Spaudžiam rankas. Karpam. Jauskite, koks elektromagnetinis laukas susidarė. Net tiršta rankom. Šaunuolės. Šnapždam. Dedam rankas vieną ant kitos, dešinę ant kairės, įkvėpinėjam. Deep breath in. Hold the breath. Hold the breath. Užlaikom. Exhale slowly.
šitoje būsenoje. Padovanokite savo dar kelias sekundės. Iš to viso darimo į tą tokią tylą viduje. Sudėkime rankas į maldos maldrą. Uždarysime mūsų praktiką, mūsų erdvę vienu ilgu sapnam. Įkvepiame mantrą. Lenkiuosi dėkingume jums visoms, savo, šitai erdvei, savo tėvams ir protėvams, savo mokytojams, žmonėms, kurie yra aplink mane, gyvenimą. Lenkiuosi Saulei, Mėnuliui, visoms planetoms ir mūsų motinai Žemei, kad mus visus nešioja, maitina ir priima išėjusius. Ir didžiuliame dėkingume lenkiuosi jums. Sapnam. Dėkime save į tą dėkingumo burbulą ir trikampį. Ir keliaukime šviesti, atsiprašau, užlaikiau 20 minučių. Jeigu darysite su baga, dar keli tokie niuansai, kai Raiselė nori bėgti. Ne, viskas gerai. Noriu atsimūtinti. Kai darysite su baga, labai atkreipkite dėmesį į tiesiog, ne tik, kad tai nebūtų tiesiog fizinis pratimas. Karpom negatyvą. Sukam, kai sukam šitas pratimas po to mūsų karpimo, kai mes jau iškėlusios rankas, tikrai pakankamai sunkus. Bet jeigu jūs įsivaizduotumėt, kad jūs kuriat piltuvėlį ir per tą piltuvėlį tiesiai iš visatos pas jūs atkeliauja galimybės, gausa, pažintys, per kurias jūs galėtumėt sukurti materialią gausą ar nematerialią, lengviau būtų sukt. Galima sakyti, tai ten kažkokie įsivaizdavimai, bet vaizduotės galia yra tikrai labai didžiulė. Tai lengviau sukt, jeigu įsivaizduoji, kad šičia sukuri piltuvėlį ir per tą piltuvėlį gauni savo dovanas. Čia jau ir tada nusileidžiam ir čia jau tikrai tas pratimas nėra sunkus, jisai kūrė tą elektromagnetinį lauką, tiesiog aplink jūs kultivuoja.